Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Vasario 15 diena, ketvirtadienis, garbė Jėzui Kristui. Ką tik atšventėm Pelenų trečiadienį ir pradėjome kelionę. Kelionę 40 dienų, lygiai kaip ir pagal tradiciją Jėzus Kristus 40 dienų išėjo į dykumą. Taigi, šios dienos evangelija yra pagal Luką 9 skyrius. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: žmogaus sūnui reikės daug kentėti, jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Jis pasakė visiems: jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savo pakenktų? Taigi, toks viešpaties žodis šiai dienai. Ir žinote, iš tiesų kažkaip tai ta kelionė dykumoje ir bažnyčia visa yra pakviesta išeiti į dykumą 40 dienų. Ir tame išėjime iš tiesų kiekvienas mes turime atrasti save ir savo santykį su gyvuoju Dievu. Norėčiau priminti vieną iš 3 Jėzaus gundymų būtent dykumoje. Ir pirmasis yra, kada Jėzus yra išalkęs jau savo buvimo dykumoje pabaigoje ir gundytojas sako: jeigu nori, paversk šitos akmenis duona. Ir tada Jėzus atsako: žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš viešpaties lūpų. Taigi, ne vien duona. Ir aš manyčiau, kad viešpats nepaneigia net duonos, nepaneigia mūsų kasdieninio gyvenimo, net ir, pavyzdžiui, linksmumo, mūsų kažkokiu tai noru, mūsų troškimu. Bet atėjus tam tikram momentui mes turime pasakyti taip: šis regimasis, mano galbūt net ir tas kūniškas gyvenimas ir kūniški poreikiai, jausmai, mintis, troškimai, viešpats to nepanaikina. Bet žmogus yra gyvas žodžiu, Dievo žodžiu. Todėl ir šiandieną, kai Evangelijoje Kristus kalba, kas nori eiti paskui mane, te pasiima savo kryžių. Iš tikrųjų, mums atrodo pasiimti kančią, visokius sunkumus. Kryžius tai yra meilė. Ir jis sako, įeiti į dykumą reikia, eiti paskui mane, tu gali eiti tik tai su meilė. Ir meilė šaltinis, tai ir yra Dievo žodis. Ir tas Dievo žodis yra mūsų gyvybė. Taigi, linkiu jums šitoje kelionėje, 40 dienų kelionėje, toje gavėnioje, pasiimti su savim pagrindinį dalyką – Dievo žodį arba kryžių. Tai yra Dievo meilė mums ir Dievo meilė artimui. Būkit palaiminti. Gavėnios kelionė.